Vasaros pradžioje mes pradedam važiuoti per Lietuvos miestus. Būna piešinių parodos tema kažkokia tai ir visi mes mažuose miesteliuose ieškojo mažųjų čiurlioniukų. Manau, mes suradome ne vieną, o tikrai daug. Matydama visų vaikų šiltas, besišypsančias akis, supratau, kad tai, ką mes darom, yra ne veltui. Ir visą vasarą atkeliavę piešiniai per visą Lietuvą, prisikaupę tiek daug geros energijos, manau, ir sveikatos, padės visiems čia esantiem vaikams kuo greičiau pasveikti. Dabar yra piešiami 2 piešiniai ant molbertų, kurie pradės 12 metų vaikų piešinių parodą ant rato. Tema – mūsų svajonės, vaikiškos svajonės. Pati esu mama, auginu 5 metų sūnų. Ir pati žinau, ką reiškia, kai vaikas serga, o ypatingai, kai atsigulė į ligoninę. Mūsų piešiniai, tikiuosi, čia esančius vaikučius ir mamytės tikrai pralinksmins ir kuo greičiau padės pasveikti. Aš to labai tikiuosi. Esu dėkinga, kad mes 2 metus važiuojam mūsų globėjai Maksimai, Busturui ir Lukoilui. Ačiū jiem, be jų šitas renginys būtų turbūt neįmanomas. Esu mama ir žinau, ką reiškia, kai vaikas serga ir norisi kažkom tą vaiką pradžiuginti. Todėl labai tikiu, kad šitie piešiniai, kurie keliavo per visą Lietuvą, kurie subūrė labai daug gerų emocijų ir visas tas emocijas subūrėme čia, tam, kad vaikai sveiktų. Todėl labai tikimės, kad tai yra tik gera pradžia ir kitais metais tokios parodos keliaus ir kitas ligoninės. Labai ačiū organizatoriams, kurie su savo šviesiais, saulėtais piešiniais dovanoja saulės šilumą net ir rudeninę dieną, nes kalbės ir ateityje, sergančių vaikų sielose, padėsiančią vaikams sveikti ir patiems suprasti ir sekti tų aktyvių žmonių pavyzdžių. Ačiū Jums visiems. Aš labai maloniai nustebintas. Paveikslai vaikų, tai vaikų siela yra. Vaikų siela niekada nemeluoja. Iš jos sklinda nuostabi aura. Aš manau, kad tie paveikslai turi būti rodomi ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Vaiko pasaulis yra nuostabu, jis pažįsta tą pasaulį ir jis jį perteikia. Ir matyti tai užfiksuota, aš manau, ir čia besigydantiems, ir po to ateinantiems vaikams bus didžiausia dovana. Ačiū Jums labai.